Krikščionybė be Kristaus tampa tik dar viena religinė sistema. Maldos be ryšio, tarnystė be meilės, giesmė be širdies – visa tai ištuštėja, kai Jėzus nebėra centras. Tikras tikėjimas nėra vien tik tikėti apie Jėzų, tai yra gyventi su Jėzumi. Be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jono 15:5. Šie Jėzaus žodžiai primena, ne mes esame gyvenimo šaltinis. Kaip šakelė be vynmedžio negali duoti vaisiaus, taip ir žmogaus širdis be Kristaus negali duoti tikros meilės, ramybės ar džiaugsmo. Religija sako, daryk dar daugiau. Kristus sako, būk su manimi. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, sakė Jėzus. Tikėjimo esmė nėra ritualai, bet santykis. Kai žmogus pažįsta Jėzų asmeniškai, jo gyvenimas pasikeičia ne dėl taisyklių, bet dėl meilės. Jis nebegyvena iš baimės, o iš dėkingumo. Tikras tikėjimas gimsta ne iš pastangų būti geresniu, o iš suvokimo, kad Kristus jau padarė viską. Kas pasilieka manyje, aš jame, ir tas duoda daugiau vaisių. Jono 15:5. Tikėjimo vaisiai tai ne mūsų pasiekimai, o jo buvimo rezultatas. Kai Jėzus yra širdies centre, visa kita randa savo vietą. Malda tampa pokalbiu, Biblija gyvenimo žodžiu, o tarnystė meilės išraiška. Mintis pamąstymui. Religija siekia įtikinti Dievą darbais. Tikėjimas kviečia pažinti Dievą per Jėzų ir iš to pažinimo kyla visa kita.